Vandeniams, taro prognozė vasario mėnesiui. Pirmiausia, žiūrim, koks bus mėnesio fonas pagrindinis. Taip, toliau. Tiems, kas nedirba, kas ieško darbo, kokia tikimybė surasti darbą. Kaip seksis tiems, kas dirba samdomą darbą. Tiems, kas turi savo verslą, kas dirba savo, koks bus mėnuo. Taip, žiūrim santykius vienišiems, kokia tikimybė susipažinti. Tiems, kas porose, kokios energijos bus pagrindinės. Tiems, kas meilės trikampiuose. Žiūrim kortų patarimą ir ko reikėtų pasisaugoti. Na, kokios energijos bus? Tai lazdų pažas krenta, bus daug lėkimo, bėgimo, skubėjimo, kažkokios tai informacijos gavimas gali būti, žodžiu, ir tas toksai, kad jūs nesėdėsit atsisėdę, o tiesiog lėksite, darysite kažką, tai galbūt mokysitės kai kurie. Tiems, kas ieškote darbo, tai čia tikimybė yra gauti darbą, gal net ir džiaugsitės tuo, ką gausite, ne? Tiems, kas dirbate samdomą darbą, čia tiesiog darbo arkanas iškrito. Dirbsite tai, kas pastovu, ta prasme, taip kaip visada, ne? Rutina tokia darbe bus ir niekas čia nesikeis, tiesiog monotoniškas darbas. Gausite atlyginimą, žodžiu, tokį, kokį užsidirbote, nieko daugiau, o tik tai tiek, kiek patys užsidirbote. Tiems, kas turite savo verslą, tai kardų pažas krenta. Čia bus kažkokios tai informacijos ieškojimas ir čia kaip ir galite kažkokią žinią gauti, bet čia patys turite knistis, aiškintis, galbūt kažko nežinote, kažko reikia išsiaiškinti kažką. Taip pat čia turėtumėt nesidalinti savo planais su žmonėmis, kurių nepažįstate gerai, kuriais nepasitikit, nu, tiesiog, kad prieš jūs nepanaudotų. Taip pat neturit išsipasakoti, kas pas jūs yra, ne? Žiūrėti, tiesiog žiūrėti, stebėti, ką patys kalbat, kontroliuoti savo kalbą, nes kiekvienas žodis gali būti panaudotas prieš jūs, ne? Tai va čia tokie informacijos rinkimas, ieškojimas, čia tiesiog daugiau galvojimas, kaip jums daryti, ką daryti, galbūt plėstis kažkaip tai norite, bet prieš tai reikia surinkti informaciją, kad jūs galėtumėt pajudėti į priekį, nes čia kol kas va taip. Tiems, kas norite susipažinti asmeninėse santykiuose, ne? Tai čia labai daug tikimybės yra susipažinti, bendradarbiauti čia. Jeigu susipažinsite su kažkuo tai tas žmogus bus jūsų, taip, ta prasme, jūs bus įdomus tuo, kad jūs vienodam lygiai būsite, ne? Jūs turėsite apie ką pasikalbėti, bendri požiūriai, bendros pažiūros, tokios bus, ne? Rasit kažką tai bendro. Tiems, kas porose, liūdesiuko korta krenta. Čia kažkaip galite būti po kažkokios tai netekties, kažką tai pergyventi, išgyventi, ne? Kažkoks tai liūdesys gali būti, ne? Ir jums iš to liūdesio jau reikėtų išeiti. Liūdėti yra viskas tvarkoja, viskas gerai su liūdesiu, bet per ilgai užsisėdėti tokioj būsenoje jau nieko gero. Reikia pamatyti tiesiog atsiveriančias perspektyvas kitas, ne? Čia kažkas, kas jūs liūdino, tegu lieka praeity ir reikia eiti iš tos būsenos. Tiems, kas trikampiuose, tai čia atsiskyrėlio arkanas, ne? Toks, jūs kaip ir trikampiuose esate, bet jūs čia esate vienišas žmogus, jaučiatės vienišas. Tai arba galbūt jūsų partneris pasirinko dar kitą žmogų ir jūs čia jaučiatės toks vienas, nors kaip ir poroje esate, bet yra tas trečias žmogus, kuris įlindo į jūsų porą ir jūs dabar va taip jaučiatės vienišas, paliktas toksai su savim, ne? Ir nieko čia gero, nieko linksmo nėra. Patarimo, jeigu žiūrėta, ne, tai net ir pagal patarimą, vat jūs esate tokioj būsenoje ir jums patarimas nieko ir nedaryti kol kas. Jūs turit apgalvoti tai, kas pas jūs yra, kas ant jūsų širdies, ne, kas jums svarbu ir kaip galbūt iš tos situacijos jūs ar norit būti toj situacijoje, ar norit likti su tuo partneriu, kuris, vat, pavyzdžiui, galbūt susirado kažką tai, ne, kad jūs vat vienišas jaučiatės ir ar jums reikia išeiti iš tos būsenos. Ar jums reikia išeiti iš to trikampio, jums tiesiog reikia apgalvoti, ko jūs norite, ne? Tiems, kas porose, irgi čia tas liūdesys, ne? Jūs gal liūdite, gal jums reikia irgi dar to laiko apgalvoti, bet vėlgi tai neturėtų užsitęsti. Taip, jūs turite apgalvoti, kas jums trukdo, ne? Galbūt pagalvoti apie tai, kokios yra perspektyvos tolimesniam jūsų gyvenimui kartu poroje, ne? Turit apgalvoti.
galbūt netgi nesidalinti su partneriu apie tai, kas pas jūs apgalvoti, ne? Vieni apgalvoti, bet turit tą padaryti. Tiems, kas poros ieško, ne, tai čia irgi toksai, nereikia forsuoti įvykių, viskas iš lėto, jeigu pažintis kažkokios yra, turite irgi galvoti, ko jūs norite, ne, bet nedaryti jokių skubotų veiksmų, tiesiog apgalvoti ramiai, tinka jums tokia pažintis ar netinka. Pažintis kaip ir yra, bet galbūt jūs, čia nėra traukos tokios, nėra čia yra toks bendravimas, kai įdomus žmogus, yra apie ką pasikalbėti, yra galbūt pomėgiai panašus, bet nėra tokios traukos. Ir jūs turite pagalvoti, ar jums tikrai reikia tokios pažinties, kai nėra to tokio virpuliukų, ne, kažkokių tai drugelių pilve. Gerai, ir čia, kas liečia darbą, irgi jūsų verslą, kas liečia, ne, tai irgi apgalvoti viską, nepulti daryti greitai, surinkus nepilnai informaciją kažką, tai galbūt sutartis kažkokias tai pasirašyti, galbūt priimti naujus žmonės ar naujus partnerius į savo verslą, ne, arba galbūt sudarinėti kažkokias tai sutartis su klientais, kaip pavyzdys, tai reikėtų apgalvoti viską, neskubėti, nes informacijos rinkimas yra svarbus, ne, nors čia kaip atrodo reikia veikti, ne, bet prieš tai vis tiek reikia labai smarkiai apgalvoti, ką jūs darote, apie pasiekmes, apie galimas, ne, visai. Kas liečia samdomą darbą, tai jūs tiesiog dirbat, čia reikėtų ir pailsėti, nepersidirbti, tiesiog, kad nereikėtų paskui biuletenio, vien dėl to, kad jūs dirbot ir jau paskui nebepavelkat kojų. Tai reikėtų visame kame jausti saiką. Tiems, kas ieško darbo, ne, tai čia irgi reikėtų apgalvoti, ką jums siūlo. Ar jums tas darbas iš tikrųjų prie dūšios, ar jūs tikrai norite to darbo. Tai toks patarimas buvo ateinančiam mėnesiui jūsų situacijose. Ir ko pasisaugoti reikėtų, tai lazdų riteris. Tai čia irgi reikėtų visų pirma pasisaugoti lėkimo per greito, nors kaip ir čia energijos turėsite, ne, kaip ir noras bus lėkti, bet reikėtų saugotis to, neskubėti. Čia kaip ir sakau, reikia apgalvoti visas situacijas ir nelėkti. Ir čia jums tas lėkimas bus nenaudingas, jeigu jau pasisaugoti reikia, kad sugalvojo, tik šoviai galva mintis ir lėkėt, bėga darot, o paskui jau galvojat, kas iš to gavosi. Tai čia pirmiausia reikia apgalvoti, o tik tai tada kažkur tai kažką tai daryti. Čia komandiruočių reikėtų dar pasisaugoti, kažkokio lėkimo, važiavimo irgi galbūt nenaudinga. Taip pat pažinčių su jaunesniais žmonėmis už jūs, ne, jeigu čia pažintis kažkokios, tai reikėtų pasisaugoti, nes joms galbūt irgi jos nėra tokios naudingos, kaip atrodo iš pat pradžių, ne, tiesiog tai va. Tai va, toks mėnuo vandeniams, tikiuosi aiškumo kažkiek įnešiau, dėkoju už jūsų laiką, širdutes ir iki sekančio karto.